Trys, du, vienas, važiuojam. 14. Opa. Ačiū, štai ir alus. Draugai, viriau makaronus, galvoju reikėtų alaus atsigerti. Nu ir skočiai, bet darys tą, gal su mūsų geriausia šildymo priemonė radiatorium. Aišku, tai visiems žinomi dalykai, radiatoris ir alus. Ir jie negali vienas be kito, todėl atdarysime alų senuoju metodu. Įremsime alų į radiatoriaus įrėmimą, įtvirtinimą ir pradėkime. 1, 2, 3. Ir štai mes turime alų. O, sveiki draugai, bandžiau su replėm ištraukti degtuką iš dėžutės. Jo neuždegsim, nes galim susprogt. O sprogt niekam nepatinka, kaip jau žinom iš varlių sprogdinimo meno. Taigi turim replės, turim butelaitį alaus, šviežio, biškį parūgusią. Ir bandysim atidaryti, aišku, kaip čia daryti. Neapžiūrėjau replės. Su plasmasė čia matos minkšta, galėčiau kast, bet nekasiu. Taigi su replių snukiu bandysim daryti alų. Įrėmėm alų prie remnykščio ir bandom. 3, 2, 14, 12. Užmiršau kitus skaičius, bet važiuojam. Kaip netikėtai mums nepavyko. Jokingiau nebūna tiesiog. 3, 2, 1, važiuojam. Ir štai mes turim alaus. O, sveiki draugai. Susirinkome bravarėlėje. Turime alaus, pigiausią, akcijinę, kaip ir visada. Ir štai įėję sutinkame padangų krūvą. Pasėmėme ploniausią iš jų, kaip matote, ploniausia, kadangi po savaitgalio įvykių mums šiek tiek sunkoka, bent jau man, nes pasivartėm, bet reikia alaus atsigerti, taigi pradėkime, vyrai. Ir moteris, jeigu moteris norite alaus, aišku. Taigi, įremsime kamštelį, uždėsime savo sužalotąją dešinę ranką ant alaus kamštuko. Ir spustelsime. 1, 2, 3. Alus beveik prasidarė. Pirmoju bandymu bandėme išmontuoti padangą. Antroju bandymu bandysime atidaryti alų. Ir 1, 2, 3. Štai yra alus. 2, 3. Ir štai mes turime alų. 3, 2, 1. Važiuojam. Ir štai mes turime alų. Ir 1, 2, 3.